Atvykom į lietuvių labai mėgstamą Ruby Platinum viešbutį. Jau jam yra nemažai metų, bet jisai tikrai išlaiko savo aukštą lygį. Viskas kvepia, gražu. Išeinam į labai gražią teritoriją baseino. Yra nedidelis, bet keli tikrai yra nemaži kalneliai akvaparko. O čia toks takas prie jūros mus ves. Šiandien oras apsiniaukęs, bet labai šilta. Ir yra balandžio 18. Tiesiog įvardyju datą ir sakė beveik pilnas 80% užimtumas viešbučio. Ir matosi, kad tikrai gultai dauguma užimti. O čia ledainė. O čia yra visas pagrindinis viešbučio akcentas, šitas nuostabus didelis baseinas. Ten kambariai yra swim-upai. Gražus, tvarkingas viešbutis, tikrai labai rekomenduojam. Einam prie paplūdimio zonos. Smėliukas. Vandens temperatūra apie 28 pavasarį yra šildomas akvaparkas. Akvaparko darbo valandos. Koks vaizdas bus iš Kingsjuto. Wow. Taip, apžiūrime Kingsjutą. Nu, aišku, čia labai jau didelis kambarys. 2 miegamųjų. Va, čia turime minibarą visokį. Sudėlior kambarys jaunavedžiams siūlomas. Pagrindinis restoranas. Labai tvarkingas, labai skanus maistas. Tikrai net pačiam išrankiausiam bus ką pavalgyti. Dronų stotelė ir yra. Kadangi pati atostogavus, tai išbandžius per tiek metų tikrai jisai neprarado savo kokybės. Šitas kampelis atsirado nesenai. Prašau, kokiu čia turim? Sveikuoliško maisto. Salatytės. Džiovinti vaisiai. Luna parkas veikia 2 valandas, po vakarienės nemokamai. Yra ir nemaža sporto salė. Vakaro renginiai čia tikrai įspūdingi. Tikrai. Jau kas atostogavo iš klientų, visi labai gyrė.